Kai apsilankėme Ignalinos rajonų Šilėnų kaime, nė nepagalvojome, kad čia verda aktyvus kultūrinis gyvenimas ir net ruošiamas įsteigti kultūros centrą. Juk Šilėnuose gyvena tik 70 žmonių. Čia sutikome veiklę, kupiną energijos, kūrybingą moterį, Marijoną Lukaševičienę. Apie šią moterį ir yra mūsų filmas. Marijona Lukaševičienė gimė ir užaugo Švenčionių rajone Stanislavavo kaime. Baigusi mokyklą, studijuoti jauna mergina išvyko į Vilnių, pasirinkusi buhalterės specialybę. Baigusi mokslus, Marijona gavo paskyrimą dirbti Šilėnų kaime. Kai baigiau mokslus, tada duodavo atseit paskyrimą, kur nori dirbti. Sukviečia, bet mes 5 ėjom pirmi, kas gerai baigė, kadangi baigiau su ženkleliu, atlyčnųjų učiobu, dar gavau diplomą raudoną tokį su Lenino atvaizdu ir stodą galėjau, ir toliau akademiją viskas, bet atėjau, kažkodėl tai atėjau čia ir vis vilčių turėjau, kada eisiu, kažkur tai eisiu ir važiuosiu į miestą ir viskas mano liko. Nuo 1992 metų dirba kaimo bendruomenės kultūros namų vadovė. Ši moteris, organizuodama įvairius renginius, šventes, koncertus, naujam gyvenimui prikėlė Šilėnų kaimą. Marijonos nuoširdus darbas buvo įvertintas ne tik padėkos raštais, bet ir šio kaimo žmonių pagyrimais. Gera ir gera, kaip galima apie kaimynę sakyti blogai, mergaitės. A jeigu stiklų, tai tikrai nuostabi moteris. Gera babutė ar močiutė, kaip jis sako. Ir gera labai, draugiška, tokia, miela žmogystė, visiems padeda dušės. Nežinau, tiesiog vienas žodis yra geras žmogus. Įsikovoti autoritetą ir pasitikėjimą, kad tavimi žmonės pasitikėtų. Nes jeigu tavimi nepasitikės, nieko tu nepadarysi. Kadangi vėlgi tai turi sugrįžti prie sąžinės, tai turi sugrįžti prie žmogiškumo bet kokio ir supratimo, tai tada atitinkamai žmonės tavim patikė. Ir tada yra daug lengviau dirbti, nes ir pats pradedi pasitikėti savimi. Ši moteris kupina pasitikėjimų ir naujų idėjų. Ji drąsiai ir kūrybiškai žvelgia į visus darbe iškylančius iššūkius ir kiekvieną kartą atranda naują būdą jiems įveikti. Kultūros darbuotojų toksai lozungas, sakykime, ne? Arba šūkis. Sakykime, nieko turi padaryti viską, kad kas liečia ir pačią idėją, ir pačią materialinę, sakykime, bazę. Netų finansų, tuščias stalas, sakykime, iš nieko padaryk viską, kad atėjęs žmogus pabūtų to šventėj ir gautų tą dvasinę peną. Sienas puošia truputėlį ir mano darbų vertinimai. Tai tikrai šilti prisiminimai, kiekviena padėka kažką tai sako ir nukelia mintis į tuos renginius, sakykime, ir į tas šventis, kurios kažkada tai buvo. Ir praktiškai šitas darbas, kurį dirbu, tai sakykime, kad jisai tikrai yra labai brangus. Marijona ne tik stengiasi puoselėti Šilėnų kaimo kultūrinį gyvenimą, bet ir siekia išgarsinti Šilėnų vardą visoje Lietuvoje. Ieškodama, kuo šis kaimas galėtų išsiskirti iš kitų kaimo bendruomenių, Marijona atsiminė seną lietuvių amatą – veltinių vėlimą. Jo gamybos paslaptis paveldėjo iš savo senelio, kuris jau vaikystėje pasisodinęs Marijoną ant pečiaus mokydavo ruošti veltinio ruošinį. Marijona yra vietinio veltinių vėlimo būrelio vadovė, sertifikuota tautodailininkė amatininkė, senojo Vilnos Milo vėlimo amato puoselėtoja. 2011 metais Marijona Lukaševičienė buvo nominuota Lietuvos kaimo spindulio tautinio paveldo puoselėtojo nominacijai. Jos darbai keliauja po Lietuvos muziejus, muges ir parodas. Marijona yra įsitikinusi, kad kultūra ir žemės ūkis kaime yra labai susiję.
kultūriniai renginiai yra svarbu žmogui tada, kai yra jisai sotus. Ne? Kai pavalgęs, tai ten norisi kitų dalykų, bet jeigu būtų alkanas, tai gal tos kultūros ir nesinorėtų. Tai kad būtumėm pavalgę, tai turim žemės ūkį, turim ūkius savus, gyvuliukus turiu, ir savus daržus turiu, ir turiu žemės 100 hektarų, viską turiu, kaip ir priklauso. Marijonai Lukaševičienei šeima yra didelė vertybė. Juodu su vyru Jonu yra užauginę dukrą Daivą ir sūnų Donatą. Džiaugiasi sulaukę ir pirmosios anūkėlės Gabijos. Šeima tai man yra irgi labai brangus dalykas ir tai yra, kaip sakykim, branduolys, nes jeigu šeimoje nebus sutarimo, nebus, sakykim, pagalbos ir supratimo, tai aišku, tas dalykas būtų neįmanomas. Aš šiaip kažkaip taip prato šeima, žino, kad aš ten nuo pradžių šitaip visos dėlos, visur, kam ką nereikia, man tai visko reikia. Nu, va toks žmogus, visko reikia, nu. Jeigu vyras sakytų, sėdėsi namuose, niekur nevažiuosi, arba šventė, tu nieko iš namų neneši. Nu, ką padarysi, bet yra visai kitaip. Nu, reikia šventė ir būnu pati dėmė šventės. Kadangi ką užsiauginam, tuo dalinamės, nu ir kažkaip tai ir ačiū Dievui. Marijonai ir Jonui priklauso daugiau kaip 100 hektarų žemės, kurioje auginama ekologiška produkcija. Šeima taip pat turi nemažą gyvulių ūkį. Neįtikėtina, kaip Marijonas sugeba paskirstyti laiką ir visur suspėja. Be darbo kultūros srityje, ūkininkavimo moteris taip pat randa laiko ir visuomeniniai veiklai. Marijona Lukaševičienė priklauso Ignalinos vietos veiklos grupiai. Nuo 2011 metų yra Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narė. Vadovauja kaimo ir ekologinių reikalų komitetui bei Ignalinos rajono ūkininkų sąjungai. Esu Ignalinos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė. Nu ir koordinuoju visą darbą, kas liečia ūkininkų sąjungą ir atstovaunu ūkininkų sąjungą Ignalinos rajonui, jau Lietuvoje, sakykim. Teikiam pasiūlymus, teikiame savo visus norus ministerijai, dalyvauju ministerijos komisijose dviejose darbe, tai važiuoju į posėdžius. Prieš važiuodamas dar į posėdžius turi pasiruošti. Jeigu kalbėsi, jeigu siūlysi nuomonę, tai turi remtis kažkokiais tai faktais, kokie faktai iš kur jie paimti ir taip toliau. Tai yra darbas. Tai yra darbas, kurio niekas nemato. O paskui, kai jau gauna, sakykime, tas ir išmokės ir viską, nu ką, gauna ir gauna. Tai argi ten mato, kad ten tavo prisidėta. O ten gal visą mėnesį nesėsi, ieškojai, už kažko tai užsikabinti, kad jeigu bus taip, o ne kitaip, bus dar kitaip, nu tai va, tai visko nesimato. Kadangi darbai yra visi pagrindiniai, visi pirmoje eilėje. Dėl ko sakau taip, kad dirbti privalai, kad gauti atlygį, sakykime, ne, ūkininkauti privalai, kad išgyventum. Nu va, o tada vėlgi pagalba žmonėms, sakykime, tai vėlgi toksai netidėliotinas dalykas, kadangi kai kreipiasi, tai tada jau reikia būtinai žmogui padėti. Nes matyt, aš priklausau tai žmonių grupiai, kur man darbas yra pagrindinis dalykas. Svarbus įėmimas, savęs realizavimas ir praktiškai daugiau kaip vietos ir nelieka, ir rūpestis kitais. Vat Dievas duoda mintis, siunčia, kurias turi kažkaip tai jas generuoti, nu ir kažką tai turi daryti.